Aš esu Arūnas, šiuo metu iš Vilniaus miesto. Ir papasakok, kodėl, kaip čia šis atvažiavai, kokį tikslą iš pirmą pakopą? Iš tikrųjų, kai buvau Vipasanos meditacijoje, vienas žmogus buvo iš Kauno, kuris buvo praėjęs, man atrodo, pirmą ar gal antrą pakopą. Ir mes su juo labai išsikalbėjom ir tiesiog tada, jau prieš metus laiko, aš supratau, kad tai yra tas žmogus ir tas mokymas ir ta sistema, kuri labai atitinka mano pasaulėžiūrą. Ir tiesiog truko metai laiko, kol aš pasirodžiau čia, nes viską darau tada, kada pajaučiu, kad reikia daryti. Ir iš tikrųjų atradau tai, gal neatradau, o manyje sustiprino tai, kas iš tikrųjų, ką aš iš tikrųjų jaučiau, žinojau. Ir viskas čia buvo pasakojama ir dėstoma ir rodoma tokiu paprastu būdu, kad tiesiog eina viskas tiesiai į širdį. Visos žinios, kurios čia buvo suteikiamos, jos eina tiesiai į širdį. Iš karto, beveik iš karto tu gali jas suvokti. Tai yra labai retas reiškinys, kada mes galim žinias va taip tiesiogiai greitai priimti. Čia skelbiamos žinios, čia mus moko pažinti visatos dėsnius, kurie galioja visame kame. Atrodo, tai labai sudėtingas dalykas, bet tas įvadinis kursas, kurį čia išklausėm, jisai mums duoda bazinį supratimą, įžanginį supratimą į tuos procesus. Tie, kurie kažkurioje vietoje pamatė ar susidūrė su kažkokiais Roberto seminarais internete, manau, tie turi dar kartą jos peržiūrėti ir neabejoti ir čia atvažiuoti.